Esame Užupyje, privatus namas su studija, su dalim komercinių patalpų, labai gražiai įrengtas garsių architektų ir mums teko garbė sumontuoti vėdinimo ir kondicionavimo sistemą. Parinkti sieniniai kondicionieriai, centralizuota rekuperacinė vėdinimo sistema su lanksčiais ortakiais. Viskas sumontuota, integruota statybos metu. Pirmame aukšte būtent po šitom patalpom yra įsikūrus komercinės patalpos, turintis savo atskirą rekuperatorių, atskirą kondicionavimo įrangą, tam, kad atskirti sąnaudų valdymą. Lanksčių ortakių sistema, čia po lubomis, po pakabinamu gipsu, sumontuoti ortakiai, įmontuoti oro tiekimo ir šaldymo difuzoriai, tad oras yra tiekiamas ties langais išoriniais ir ištraukiamas čia ties viduriu, kad nebūtų karšta vasarą. Sumontuotas kondicionierius bendram mikroklimatui palaikyti. Visa įranga sumontuota, parinkta tokia techninė patalpa po laiptais. Ten yra gyvenamo namo dirbtuvių laiptai į antrą aukštą ir parinkta ta patalpėlė būtent čia. Sumontuotas rekuperatorius ir ortakiai paslėpti po lubomis. Šitai komerciniai patalpai parinktas ECV5 280 kubų plokštelinis rekuperatorius. Sumontuotas tokiai techniniai patalpoj po laiptais. Šičia po lubomis yra paslėptas oro tiekimo ir šalinimo ortakiai. Parinkta kolektorinė sistema su lanksčiais ortakiais. Šiuo metu rekuperatorius dirba 40% režimu. Kadangi metalinis korpusas yra ypatingai tylus, turintis didelį efektyvumą, siekintis 95% šilumogrąžą. Čia galima nustatyti tiekimo našumą, palaikomą temperatūrą oro tiekimo. Oras šalinamas yra suvesti EPS putų polistirolo šiltinti ortakiai į kaminą. Oro paėmimo ortakiai lygiai taip pat yra paimami iš lauko antrame aukšte dėl švaresnio oro. Taip kompaktiškai viskas gražiai čia gavosi. Pastatas statytas visiškai nuo nulio, labai gražiai vietoj. Statybos metu, kadangi dauguma vyravo monolitinės konstrukcijos, tai reikėjo iš anksto numatyti ertmes erdves ortakiams pravest, suintegruoti, paslėpti difuzorius. Sudėtinga statyba, bet gavosi labai geras rezultatas.